Šių metų vasario 22 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko tarptautinė konferencija, kurioje dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos ambasadoriai, Marijampolės, Alytaus, Lazdijų bei Kalvarijos savivaldybių atstovai, Seinų, Lazdijų ir Marijampolės darbo biržų vadovai, Punsko Valsčiaus, Lazdijų ir Marijampolės rajonų verslininkai. Konferencijoje tarp kitko kalbėta apie Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų verslo plėtros skatinimą, prekybą tarp Lietuvos ir Lenkijos, ES projektus skirtus verslo plėtrai, Lietuvos ir Lenkijos pasienio verslininkų bendradarbiavimą, kaimo turizmą, jo reikšmę Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Manau, šita konferencija pirmiausia yra reikšminga tuo, kad manau, jog suteiks papildomą impulsą Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų bendradarbiavimui įvairiose srityse, nes konferencijoje šnekama ir apie užimtumą, kas yra labai svarbu pasienio regionams krizės akivaizdoje, taip pat apie turizmo plėtrą. Šiuo metu vyksta konferencija, susitikime ir dirbkime kartu. Tai yra finansuojama konferencija iš ES regioninės plėtros fondo pagal programą Lenkija-Lietuva 2007-2013 metų ir mes kartu su Kalvarijos verslo ir turizmo informacijos centru, taip pat ir švietimo ir verslo informacijos centru iš Lazdijų kartu esame parengę projektą verslingumo skatinimas Lenkijos Lietuvos pasienyje ir būtent dėka šito projekto tikimės, kad įgyvendinsim porą svarbių dalykų, veiksmų iš skirtų verslingumo skatinimo. Ir iš tikrųjų mes nekalbam apie tokį verslą, kurį daro, sakysim, Varšuva ar Vilnius, ar Suvalkai ir Marijampolė, tačiau kalbam apie pasienio Kalvariją, apie Punską, apie Lazdijus, apie Seinus, apie šitas vietovės, kur, sakysim, yra verslo įmonės, ypač smulkios, po keletą žmonių arba netgi individualios įmonės. Ir būtent šitie žmonės kartu galėtų sustiprinti savo gamybą, savo prekybą ir bendromis jėgomis tiesiog pigesnėmis sąnaudomis pasiekti tinkamą rezultatą, kuris padėtų ir išgyventi, dar, sakysim, gauti kažkiek tai pajamų siekiančiom investicijų. Kad Punske įsikurs verslo informacijos centras, kur galės mūsų verslininkai, mūsų krašto verslininkai, bet ir plačiau gauti informaciją apie verslą Lenkijoje, kaip įgyvendinti kai kuriuos projektus, kaip įdarbinti žmonės, kaip mokesčių sistema. Taip pat ir galima bus gauti informaciją apie verslingumą ir verslą, apie partnerius iš Lietuvos pusės, būtent Kalvarijų savivaldybės ir Lazdijų savivaldybių, bet ir plačiau, dėl to, kad mes nenorim ribotis tik tais pačiu tokiu grino pasienio, bet norim bendradarbiauti ir su Suvalkų miestu, kur yra ir specialioji strefa ir kitos institucijos, bet ir kartu su tokiom pačiom įstaigom ir Lietuvoje. Nereikia pamiršti ir keleto didesnių projektų, kurie yra svarbus netgi Europos prasme, tai mūsų abiejų šalių energetikos tinklų sujungimas, kelių transporto, geležinkelių transporto plėtra. Tai, manyčiau, visos šitos temos yra šiandieninė mūsų bendradarbiavime labai aktualios, o kita vertus tokia konferencija suteikia tiesioginės galimybės užmegzti tiek Lietuvos, tiek Lenkijos verslininkams naujus kontaktus, taip pat generuoja naujas idėjas ir iniciatyvas. Ir aš manau, kad galbūt netgi ateityje, pavyzdžiui, bendrom pastangom pavyktų parengti naujus projektus, kurie padėtų pritraukti į šį pasienio regioną, Lietuvos, Lenkijos pasienio regioną, taip pat turistus, žmonės iš kitų Europos šalių. Mes gal nebūsim didelis verslo informacijos centras, bet greičiausiai, kad tai bus toks langas verslo į pasaulį, mūsų verslo. Norėtum, kad tikrai verslininkai pasinaudotų kuo didžiausią ES arba darbo biržos finansavimu savo veiklai, žmonių įdarbinimui, tikriausiai per kitus projektus ir kas yra jau po biskio daroma, galėsim mokyti žmonės, kaip gauti pelną iš kitų sričių. Naujų darbo vietų įkūrimui, tegul po keletą
tačiau atsižvelgiant į esamų darbuotojų skaičių, atsižvelgiant į gyventojų kiekį, net ir kelios dešimtys naujų darbo vietų būtų didžiulis pasiekimas. Man atrodo, kad čia yra projekto pradžia. Šiais metais pradėsim darbus prie patalpų įrengimo būtent Punsko Valsčiaus savivaldybės pastate tam centrui ir galvoju, kad viskas šitas tai bus vienas iš darbelių, kurį skirsim verslingumo skatinimui mūsų krašte.